Sveiki, mėlyjeji. Su jumis aš Artūras ir Inkubatorius tradingo. Šiandien toks iš tikrųjų gražus oras, graži diena. Visą laiką sekmadienį važiuojam į bažnyčią, tai va šiandien grįžinėjom, kaip tik tai palikau šeimyną apsipirkinėti šopingę, o pats susukau į ofisą iš tikrųjų pramest, kaip pasidarinėjo ten tas penktadienis ir ką iš tikrųjų mes čia gero tokio turėjom praeitą savaitę ir ko būtų galima laukti. Ne? Tai euras Kanados doleris prognozavau, iš tikrųjų turėjom prognozę, kad jisai galėtų pjauti į apačią ir čia išsipirkti iš tikrųjų tą tokį, ten tuos 76, kurie yra apačio, bet čia jisai labai krėtė tokius variantus, kurie iš tikrųjų realiai visiškai dėžiai sėdi. Tai dabar tas variantas toksai, jau šį čia tai tikrai yra atmestinas, vienintelis tai lieka tik tai šia apačiose pardavinėti, jeigu jisai eitų į apačią, nes čia dabar jisai gali dar pratraukti ir į viršų, padaryti, kaip aš sakau, tokį veidrodinį efektą. Tai kol kas čia jisai yra laukime ir jisai tiesiog nepaėjo, ne? Australas Kanados doleris lygiai taip pat galvoju, man atrodo mes, kad va šičia buvo penktadienis o šitą žvakį ir tikėjomės, čia pasidėjom jau pending orderis pirmadienį, tikėjomės, kad eisim į apačią bent tik 76 ir čia galėsim tą savo gabalėlį tokį išsiparduoti. Lengvų pinigų, kaip aš sakau, ne? Taip nebuvo, signalo negavom, tai negavom visiškai nieko. Visą savaitę realiai pratraukė viskas tik tais į viršų, ne? Tai vėl sėdim, laukiam, žiūrim, kas čia su juo vyksta. 200 čia, 300 kažkur, tai gal net čia, nežinau, nepamenu. USD Kanada truputėlį iš tikrųjų gražiau pravažiavo, tai vėlgi čia buvo praeitą savaitę, praeitą savaitę, tai šitą savaitę jisai kažkur suvaikščiojo nuo tos mūsų prognozės apie 240 punktų, bet labai vėlgi irzliai, nervingai, negražiai, ne, dieniniam grafike, kaip visą laiką tikėtis galima atstojaus tokiose vietose. Čia, tai jisai ir buvo, sustojo, spyglį paliko, dabar jeigu jisai tik eina į apačią, tai greičiausiai arba reikia pildyti pozicijas, ar ne, ar pasidarinėti kažkur tai naujas, mano nuomonė. Žiūrėti, kaip jisai veikia ir kaip jisai tenais veiks, nes savaitiniai pakankamai gražus, mėnesinis kol kas neusidarė, tai dar yra pakankamai rizikingas, dėl to tos apačios būtų iš tikrųjų pats tas iš tikrųjų, kad jas pratrauktų bent jau mažesniam grafike tokiam kaip dieniniam, ne? Euras Japonijos jena, ką mes kalbėjom irgi iš tikrųjų, tai kol kas viskas vyksta ten pat, niekas niekur nepasikeitė, viskas realiai yra inside viduj, dieniniam grafike viskas ties 300, toj pačio dėžutėje, kurioje buvo, mes čia vėl buvo penktadienis, pirmadienį laukim, kada čia kažkur prasimuštų ir eitumėme su juo į longus, tie longai nepasiteisino, jie tiesiog net nėjo, vėlgi viską laikim pendingų, čia nebuvo, nuvarė į apačią, okei, stebim, laukiam toliau, ne, tos pačios tikimybės vėlgi neatmetama, ne? Tai tokių iš tikrųjų nieko tokio labai ypatingo nenutiko, išskyrus tam tikras valiutas, tai tarkim tą patį svarą, ne, arba ten Australas kažkur tai buvo, tai pas mane Australas šitas gerai, aš 2 savaitės pas mane paėjęs tvarkingai, čia vėlgi tik tais nervingai jau pačiam gale savaitės jisai buvo, tokia biškai svarbesnė šita buvo diena, tai ačiū Dievui pagaliau pratraukė visas tas apačias prieš tai, viršūnės prieš tai buvusias. Tai sakyčiau neblogas variantas, savaitiniam grafike vėlgi jinai realiai yra teigiama, mėnesiniam dar jinai yra labai pavojinga, tai reikia pakankamai atsargiai. Tokie stipresni variantai buvo, daug kas dirbo su svaro, ne, ir daug kas sako, tai tu nematai svaro, tu čia nedirbi su svaro, čia net iš tiesiog mano nuomonė yra apie tą svarą yra kitokia, nes aš vėlgi žiūriu grinai iš techninės pusės, tai jeigu jūs paskaičiuotumėte arba praeitumėte tam tikras istorijas ir pažiūrėtumėte iš tikrųjų, kiek tokios perdangos, kiek jos veikia impulsuose ir kiek jos veikia pagrindiniuose impulsuose ir korekcijose, ir jeigu tuos dalykus sudėtumėt, pamatytumėt, kad vidurkis jų šiandien toksai, kad iš tikrųjų jos daug daugiau kartų pasiteisina. Tai aš niekada nebandau iš tikrųjų eiti tada, kada aš nebūnu, kaip aš sakau, aš būna tikrai vietos, kada aš rizikuoju, bet kada aš rizikuoju, tai man reikia iš tikrųjų, kad tikrai kažkas tose vietose būtų aišku, kad ir čia pažiūrėkit, toj pačioj tendencijoje
buvo ta perdanga ir pažiūrėkit, kas nutiko. Tai čia perdengė, čia pakibo viską šitoje vietoje, ne, paskui vėlgi, va čia viskas vėl kažkur, tai vėl nežino kur ir realiai niekas nenutiko. Va tas pats, žiūrėkit, va tai pirmas kartas va buvo perdangos šičia, ne, va į čia ir labą dieną, daugiau niekas iš tikrųjų iš tos vietos neišėjo. Tas pats lygiai buvo ir čia, va tarkim, pažiūrėkit, paimkit va šią situaciją, va tokia perdengė dvi žvakes, va dvi žvakes perdengė. Tai va šitą va, perdengė irgi vieną žvakę, ne? Ir kad ir kaip va, atrodytų dar va, ta mėlyna žvakė, tarkim šitą va. O šitą va, kad ir kiek dar, čia buvo ilgai važiavus, kad ir kiek va čia gali ilgai važiuoti, jis vis tiek gali važiuoti toliau į viršų. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų yra ta perdanga padaryta. Ir aš jos niekada neignoruoju, niekada. Va, po tokios va vietos žiūrėkit, va 1, 2, bats, perdanga gavo, pažiūrėkit kokioje dėžiai ir kokiam flete, iš tikrųjų, kiek čia yra mėnesinis grafikas. Tai pažiūrėkit, kiek laiko gali sėdėti jinai flete, va būtent tokio situacijų. Tai ir čia lygiai gali būti tas pats. Mažesniuose grafikuose, kas prekiauja, ten jos su nedideliais topais, viskas okei, aš gal tenais ir pateisinu, bet tai ne mano prekyba, tai ne mano prekybos stilius ir aš tokios vietose neprekiauju. Dėl to iš tikrųjų aš šortinau nuo čia jį, nes čia aš turėjau daug geresnius paaiškinimus ir pateisinimus, negu čia dabar aš jį šortinčiau, kada jisai yra ant durnių vietos prie 76, tai jisai turėtų būti iš tikrųjų, čia visa vieta šita yra būtent pakabinta tos kitos grupės žmonių, ne, kurie tą grafiką mato iš kitos pusės, kada man perdanga nutinka ant 76, jos tiesiog niekada neignoruoju, nes tokia vieta iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, pakankamai sunki. Aš tokiose vietose ieškau tik tais long pozicijų. Tai kad ir kiek čia beitų į apačią, tol kol nenueis jinai į čia, tol aš jos nepardavinėsiu. Aš tą kategoriškai sakiau su eurų USD prieš 2 metus, kategoriškai tą galiu pasakyti tiesiog kiekvienai kitai porai, kuri išpaišo tokį price action. Tai va, tai ir dabar tokios esu pačios nuomonės, visi, kad dirba mažesniuose grafikuose, okei, viskas tvarkoj, tie, kurie žiūri mus ir tenais, yra ten kai kurie mus, kur žiūri tenais ir nepatenkinti, tai tiesiog iš vis juk nežiūrėkite, juk ne jums tos videos sukam tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų nori mus žiūrėti, kurie mato mus, kurie mus stebi ilgą laiką, kurie mus pažįsta asmeniškai, kurie mus pažįsta čia, iš atėję vietoje, o tiem, kam nepatinka, tai tiesiog juk nežiūrėkite ir tenais nereikia sakyti, kad čia, va tu čia toks ir toks, anoks ir tu čia tą svarą dabar, tai va čia visi pardavinėja, tu čia nepardavinėja, tu čia, va jisai eina va visą mėnesį į apačią, nu tegul jisai mėnesį eina į apačią, aš žiūriu ilgąją perspektyvą, va čia jis irgi va visą mėnesį ėjo į viršų, tai yra 2,5 tūkstančių punktų jis ėjo į viršų, ir kas iš to, labą dieną jisai nuvažiavo, kiek, 8 punktų į apačią. Dėl šitų 10 tūkstančių, 900 punktų man rizikuoti 5 tūkstančiais, minimaliai 5 tūkstančiais, ne, tai minimalūs jau būna visą laiką tada vėlgi į kitos sekančios durnių vietos, ne, kuri vyksta arba čia. Tai ar aš geriau rinksiuosi tokį gabalą, ar aš rinksiuosi tokį gabalą. Aš kalbu čia apie ilgą perspektyvą. Labai daug žmonių to nesupranta, nes jie įkibę yra į 5 minučių grafikus ir jiems tai atrodo kosmosas. Jie man sako, o tu nepataikė, žieto savaitę nepataikė, čia dar savaitę nieko nereiškia. Aš nepataikau kartais 20 kartų iš eilės, nu ir kas iš to, tai čia normalus, natūralus dalykas iš tikrųjų. Va, tai va tokia mano nuomonė apie svarą yra, ne, ir apie eurą USD lygiai tokia pati nuomonė, aš ją išsakęs esu ir tai šitie dalykai pas mane išlieka tokie patys. Visiems geros prekybos, kuo daugiau pelningų sandorių, kuo mažesnės rizikos ir kuo daugiau gerų emocijų. Susitiksim ateinančią savaitę, tai yra sekmadienį, jau kitą sekmadienį. Berods lygtais, kad naujienų paduos ateinančią savaitę, tai reikėtų iš tikrųjų būti atsargiems. Vėlgi tiems, kuriems aš sakau, kad įmetamės į Facebook savo puslapį, į Facebook grupę kalendorių, tai ne tam, kad reikėtų per jas ten atsisėdus skalpuot, o tam, kad atkreipdėmėsi, jog iš tikrųjų gali kilti tam tikras pavojus. Nes naujienom prekiauti yra pakankamai sudėtinga, tai tam reikia turėti labai daug patirties, labai daug visko ir tai nežinau, kas iš tikrųjų su tom naujienom tenais uždirba. Tai tik tais tam, kad būtų išsaugoti pinigėlį.
Viskas, chebra, sėkmės jums ir iki.